Sveiki visi, maži ir dideli. Šit ir atėjo, daug žadėjo. Pabaiga pas mus, vėl mažus ir didelius. Paskutinė Bostono Krabo metų apžvalga. Nu, realiai pirmoji ir paskutinė metinė apžvalga, nes mes nedarėme metinę apžvalgų daug per vieną sezoną. Taip. Bet turėjom sekmadienį Abu Dabio paskutinės lenktynės ir Formulės 1 sezonas oficialiai baigtas. Su manimi yra sensėjus, kas japoniškai reiškia gimęs anksčiau. Ar gimęs pirmiau? Anksčiau. Tai kaip tu sensėjau jautiesi po viso tokio sezono? Ar greit praėjo, ar lėtai, ir visokie kitokie tavo emociniai, dabar lyriniai? Tai aš labai džiaugiuosi, kad laimėjo tai, ką aš noriu, Lando Norrisas, ir intriga buvo iki galo, viskas fine. Nežiūriu, nematau, be akinių nematau, ten, ką tu pasirašęs. Tai viskas gerai, žinok, liūdna iš kitos pusės ir gerai ateis nauji veidai, Helmutas Marko. Tai jis jau išeinantis veidas. Išeinantis, jo, tai ateis nauji. Tai Helmutas Marko 82 metų, šitokia, ne tai kad naujiena, bet pasibaigė sezonas ir Helmutas Marko 82 metų konsultantas oficialiai Red Bull. Taip. Išeina iš Red Bullio palieka, bet jau jo ir laikas buvo, žinai. Tai užtarnautas policis vis tiek žmogui, tiek laiko atidavęs formuliai, tai žinai. Man irgi smagu iš principo dėl to, kad naujas čempionas, kad jau Lando Norrisas gali, žinai, atsipūsti, nes jisai čempionas, tada galutiniai rikiuotėjai taip gavosi, kad apie kurią mes peržvelgsim, Verstappenas antras, tokį gerą šturmą padarė sezono gale, Piastris visgi liko trečias, atrodė, čia jau beveik garantija ir jisai tada... Pirmas buvo. Tai jis buvo ir ilgą laiką pirmas. Jo, vos atrodė, kad čia jau tikrai yra šansų ir mes kažkokiu momentu jau galvojam ir tu jau sakei, jau tu manai, kad daugiau šansų, kad Piastris bus stabilus ir visa kita, bet sugriuvo pabaigoje kažkaip. Arba Norrisas sustabilėjo, nežinau, sunku pasakyti. Tai žinai, ir tas gali būti, žinai. Tai galim tada, kadangi šiandien laukia šiek tiek ilgesnis vaizdo įrašas, mes galime tada iškart važiuoti į tokią kaip ir sezono apžvalgą, pasidalinsim savo nuomonėm, savo emocijom ir vienas kito dar paklausim nominacijų. Kaip ir praeitą sezoną turėjom tokias nominacijas susigalvotas savo, tai ir dabar pabandysim pažiūrėti, kiek mes vienas kitą pažįstam, duosim nominantus ir bandysim spėti. Ir aišku, komentaruose rašykit jūsų manimų tose nominacijose, kas jūsų manimų galėtų būti pirmas, reiškia, jeigu turit visai kitokią nuomonę. Ir sezono pačioje pradžioje turėjom konkursą, kuris oficialiai, visi įrašai, buvo jau galimybė jos paryti ką aš išnekau, smegenys šiek tiek sulipo. Sezono pradžioje turėjom konkursą, kad kažkas parašytų, kaip mano, kaip susidėlios komandos visos 10 ir kaip mano, kaip sudėlios pirmi 5 pilotai. Ir turėsim apdovanojimų šiokių tokių, bet tai bus vaizdo įrašo labiau į pabaigą einant šitas skiltis. Tai gerai, tai dabar galim tada eiti prie sezono apžvalgos ir dabar galvoju, ar mes pradedam, ar mes įpainiojam nominacijas šnekėdami iš eilės apie viską? Atskirai nominacijas. Atskirai. Ar tu nori nominacijas dabar padaryti, ar nori nominacijas po to? Čempionatą. Nominacijas. Čempionatą pasižiūrim. Gerai, čempionatas. Tai pirmiausia, mums svarbiausia yra, kaip, vis tiek lenktynininkų yra tas pagrindinis čempionatas. Tai situacija yra tokia. Lando Norrisas oficialiai karūnuotas pirmą kartą savo karjeroje, o gal ir paskutinį, o gal ir ne paskutinį kartą čempioną. 423 taškai, vos 2 taškais atsiplėšė nuo Maxo Verstappeno 2 taškais. Negali sakyti atsiplėšė, jeigu taip žiūrint, vos išlaikė, nes Maxas tiek priartėjo, kad vos ir šiaip tie 2 taškai, toks buvo Antonelis klausė, žinai, po paskutinio etapo, kas laimėjo. Ta prasme, Verstappenas, žinai. O kelintas reiškia šitas Norrisas. Kaip pasakė Norriso 3 vietą, tai jisai ilga tyla buvo. Nes atsimeni, Katare
jį sumėtė į automobilis ir jis 4 vietą pačioje finišo pabaigoje, Red Bullis sakė, atidavė. Taip. Norisui. Ir Norisas iš vietoj 5 vietos baigė 4, tai gavo 12, o ne 10 taškų. 2 taškus padovanojo. ir dabar jį gali kaltinti, kas sąmokslo teorija, kad įsivaizduok, jeigu tie 2 taškai būtų jis nesuklydęs, tai būtų Verstappenas čempionas. Tai lygiai taip pat galima taip, bet tas pats Verstappenas, kai interviu ima iš jų visų ir po, ir prieš, ir per lenktynės, tai irgi vienas iš interviu ėmėjų irgi klausė, tai o kaip čia būtų, jeigu būtų. Pradėjo savo tą špylį pradėjo daryti. Ir Verstappenas sako, savo klasikiniais tokios frazės nesakė, vis anksčiau sakydavo, jeigu mano močiutė turėtų kai būtų mano tėtis, ar kaip jis ten sakė. Dėdukas. Tai jisai netgi supykęs Verstappenas jau sako, kiek tų kartų tu manęs tą patį man sakys, nes Barcelona paminėjo tas interviu ėmėjas, o Barcelonai, priminsim, Verstappenas tada, šiek tiek buvo praradęs savitvardą, gal sakykim taip, tokia populiari nuomonė ir ten pakankamai nemažai pradėdamas taranuoti švaistę taškų, žinai. Verstappenas irgi sako, matau už savo tą kvailą šypseną tavo, sako, kiek galima, tai visas sezonas yra maratonas, o ne sprintas. Taip. Bet kurioj vietoj gali skaičiuoti, kiek tų 2 taškelių buvo galima prarasti. Tiek tų progų nesuskaičiuojama galybė kintamųjų. Tai dėl to irgi, kaip Antonelli galėtų kaltinti, žinai, kad čia 2 taškai, bet per visą sezoną eigą buvo tiek kintamųjų, kad, žinai, pasimestų realiai tasai oficialus, jeigu tas kaltinimas būtų, bet aišku, jo nebūtų. Čia kadangi šviežias, žinai, tai čia taip. Dėl to tik paminėjau tokį, kad netgi žmogus lyg taip pats, griaužiasi, ar kas ten žino, ar jis griaužiasi, bet, o aš tai prisimenu dar pats, kai reagavau, kai piktinausi, kaip nepiktinausi, bet kad, kam čia kai McLarenas liepė Piastriui praleisti Norisą, kai boksuose. Ir aš tipo sakau, ką čia, atrodo, ten 3 taškai buvo esmė, skirtumas. Tai, tipo aš sakau, aš tai būčiau net neėmęs, tegu sąžiningai jis. Bet matai, ir man atrodė tada, o Verstappenas tada žiauriai atsilikęs buvo, ten 50 ir daugiau taškų. Atrodė, kova vyks tik tarp Lando ir Oskaro. Ir man atrodė, dėl tų 3 taškų čia niek, ne, o čia pasirodo. Čia pasirodo 2 taškai buvo. Tai kaip sakai, visas maratonas ir dabar, kaip aš dar kartą įsitikinu, kiekvienas taškas yra brangus, kiekvienas. Tai tai rodo, tas 1 ir 2 skirtumas 2 taškeliai, tai rodo, kad buvo įtempta kova. Taip. Lando Norrisą sezoną šiaip vertinčiau gerai. Jisai, gerai, kaip vertinsi blogai, ne, kai čempionas. Bet jeigu, tarkim, galvoje turėčiau skaičių, sakykim, 1 yra tragiškas sezonas, tam vairuotojui būtent, o 10 geras, bet čia grin toks labai subjektivus ir galbūt nėra labai pastovus vertinimas iš mano pusės, bet aš buvau savo kažkaip pasirašęs, kad aš visai gal jam duočiau 9, 10 neduočiau, 9, nes iš čempiono titulo laimėjo. Ir jis važiavo tikrai gerai, vienu metu buvo sustojęs kažkaip, bet tai kaip jisai atsigavo ir kaip sugebėjo visgi sezono gale, kai labiausiai reikia paimti, tai 10 negali duoti, nes tobulai nebuvo, kad važiavo. Ne. Pavyzdžiui, Verstappeno praeitas sezonas buvo 10, sakyčiau. Taip. O Lando 9, šitą sezoną jo vertinčiau. O kaip tau pačiam atrodo, jeigu reiktų greitų tokį numerį? 8. Kodėl šiek tiek mažiau negu 9? Jis ilgai tampėsi šiaip sezono metu, tai jau 1 balą atmeščiau, kad Oskaras ten gerokai ilgai virš jo buvo, žinai. Ir paskiau tiesiog leido Verstappenui labai pavojingai priartėti. Ar čia gal McLarenas labiau leido, ne? Taip, bet vis tiek 8. 8, ne 9 atrodo per daug. 8 yra gerai. 8 yra gerai, 9 yra labai gerai, o 10 puikiai. Puikiai. Maxas Verstappenas, aš jam mintys irgi parašiau 9, net ne mintys, o ant popieriaus parašiau 9, nes jisai turėdamas
ta tokia dvasia, ta kovotoja, tai visą laiką buvo matoma, kad visą laiką, žinai, kapojasi ir vat ką reiškia va, tie, 2 taškeliai. Visą laiką nesvarbu, kad tu atsilieki ir kad šansų mažai, tu vis tiek viską darai, ką gali daryti ir jisai demonstravo puikius įgūdžius, ypač paskutinius. Jo, duočiau 10, bet kadangi ne čempionas. 10 duotum, ne? Ne, duočiau 9 kaip ir tu, bet sakau, duočiau 10, jeigu būtų čempionas, tada tai kaip ir pernai 10 balų, taip ir čia duočiau 10 balų, netgi daugiau, nes taip išsikapstė ir su tokia mašina, kuri nebuvo pati greičiausia. Taip. Bet, čia 9, nes jis tiesiog nėra čempionas, negali 10 duoti, 9. Ja. Tada Oskaras Piastris buvo 3, daug laiko, ilgai buvo laikomas favoritu. Favoritu. Tikrai turėjo stiprias pozicijas, sakykime. Tai jis ilgai pirmavo ir daug ilgai pirmavo. Ir mes jau buvome įtikėję, kad tikrai, tikriausiai taip ir bus. Ir va, turgi sakyti, dabar norėčiau labiau už Lando sirgti, nes nenoriu, kad jisai sugriūtų emociškai. Žinai, tiek laiko McLaren ir atėjo Piastris ir dabar, žinai, čempionas. Tai vis dėlto Vatys ir sugriuvo, sakyčiau. Aišku, daug kintamųjų, vėlgi, čia ta nuolatinė mano frazė. Bet girdėjau argumentų ir pats, man atrodo, negi šitą buvau sakęs, kad ne pačios stipriausios trasos jam pakliuvo, sakykime, trasos, kuriuose jis nėra pats stipriausias, bet jeigu nori būti čempionus, negali sakyti, man šitos netinka trasos, aš kitose geriau važiuosiu. Tai šio sezoną įvertinau, dabar pasirašęs buvo 8, bet dabar mąstydamas, žinai ką, vis tiek gal palieku 8, nenoriu rašyti 7 ar 7,5, atrodytų per mažai, vis tiek 3 atvažiavo ir 8 dėčiau, nes, sugriuvo, tiesiog sezono gale, sakyčiau. Bet 8 gerai yra, tai šiaip puikiai suvažiavo, kaip bebūtų. 8. O kaip manai, jisai, turint omeny, kad dabar atsiliko nuo čempiono per 13 taškų. 11 rodo. Per čempiono. Nuo čempiono, taip. Tai 13 taškų. Manai, jisai viską paėmus buvo vertas čempiono titulo? Taip, be abejo. Žiauriai ten, kai kur ir nepasisekė, buvo, kad abu diskvalifikavo, bet buvo ir jam nebaigtų lenktynių. Baku buvo, jis ten, kai bananus valgė, jau tada stebėdamas rungtynės, kaip pirmose posūkėse. Tai, aišku, ir Norisui atitinkamai buvo, bet jis labai lengvai galėjo būti čempionu, šiaip galėjo drąsiai visiškai. Tada toliau einam, matom, kad 4 rikiuojasi su 319 taškų, jau tikrai per 91 tašką atsilikęs, tai daug nuo Oskaro Piastri, 4 George'as Russellas iš Mercedes, galbūt ne visiems jo, ne visų skonio asmenybės, sakykime taip, nes toks, sakykime, pedantas ir dažnai mėgsta transliacijos režisieriai transliuoti, kaip jisai būna nepatenkintas, bet gal tai nėra labai aktualu, turint omeny, kad jisai eilinį kartą demonstruoja aukštą klasę vairavimo ir jisai atvažiavo 4. Tai aš jam duočiau Russellui vis tiek 8, man iki 9 atrodo, žinai, tikrai gerai važiavo, bet kažkaip trūksta. Emociškai atrodo, žinai, trūksta. Kaip tau atrodo? 8 irgi. 8 irgi, bet ar Russellas galėtų, buvo tas, kaip ten jo dėrybos su Toto Wolffu dėl tolimesnio kontrakto ir panašiai. Manai, jisai šiek tiek ar teisingai Wolffas daro, dėrėdamasis labai daug su juo, ar jisai nusipelnęs yra tikrai superinio, labai skanaus kontrakto dėl savo performanso, kurį rodo metų iš metų, ar vis dėlto yra kažkokių saugiklių, kuriuos tu norėtum turėti, turėdamas jį komandai? Ne veltui derasi ir aš nebijočiau ir prarasti Russello, kaip ir bet kurio kito, išskyrus Verstappeno bijočiau prarasti, bet ir tai nesižudyčiau. Bet dėl Russello, tai šiaip pats matai, kaip tarinėsim kitus, yra labai daug jaunų, talentingų ir tas pats Antonelis, kurį paėmė 18 metais, puikiai 7 atvažiavo. Ta prasme, aš nebijočiau, kad prarasti, nes jeigu per nelyg užaukštinti kažkokie reikalavimai, tai tada pasiemi kažkokį talentą, žinai, ir ugdaisi. Taip,
Nebejočiau. Nebereikalo. Klausimas paprastas. Nebereikalo deris. Supratau. Tai tu jo nesudėvintum kol kas dar, ne? Ne, tai Verstappenas, nors jis ir ne čempionas, bet Vienintelis, kurio tu nenorėtum. šiuo metu tai tikrai, aišku, aš nežinau, kaip jam seksis tam pačiam Red Bullyje, bet bus visai kitas reglamentas. Kaip, sakykime, sugriuvo Hamiltonas, apie kurį šnekėsim kitoj komandai. Tai aš nežinau, kaip jam sektųsi, kaip seksis 26. Taip. Bet jeigu kalbant šios dienos situacijai, šios dienos, tu paklausai dėl Russelo, dėrybų, tralelė, nebijočiau, tai šios dienos situacijai, dėrybos, jeigu vyktų su Verstappenu, o tada jau nelabai dėrėčiausi. Tik tai dėl biudžeto, tarp kitko, neribojami atlyginimai. Bet jeigu, žinai, milijardą užsiprašytų, tai, žinai, apsimokėtų. Gal ir apsimokėtų, bet jau truputį per daug būtų. Toliau reikiuojasi 5 ir 6, tai abu Ferrari pilotai. Leclercas turėjo 242 taškus, būdamas 5 vietoje, Hamiltonas 156. Tavo įspūdis. Ferrari tu palaikydavai nuo Schumacherio laikų, turi tokią simpatiją ir dabar palaikai. Tai kokios tavo dabar emocijos pirminės ir galbūt tokie preliminarūs balai abiem šį sezoną, nes matom, kad Leclercas gana smarkiai atsilikęs nuo Russelo ir šiuo atveju Hamiltonas gana smarkiai nuo Leclerco atsilikė. Kaip pasitelkčiau čia Leclerco žodžius, paklausiu apie komandą, aišku, mes apie komandas atskirai praeisim. Pirmas konstruktorių įskaitoj McLarenas surinko 800 taškų grubiai, Ferraris, būdamas 4 vietoj, 400 taškų. Tai Leclercas, Hebra ir visa Ferrari, dvigubai mažiau taškų. Mes per sezoną surinkom tik 400 taškų, kai McLarenai surenka vienas pilotas iš esmės tiek. 400. McLaren vienas pilotas? Tai pasižiūrėk, 40. Ai, netaip supratau jo. Tai abu, tai šitoj vietoj žiauriai nenusisekė sezonas ir matysim iš nominacijų, kai ne nominacijų, iš spėjimų, Ferrari praktiškai visi spėjikai davė aukštesnės antrą vietą, o jie liko tik 4. Tai Leclercas šiaip kai ilgametis vairuotojas Ferrari ir jau tas vis tiek pilotas numeris 1, kaip bebūtų, nors ir Hamiltoną pasikvietė. Tai Leclercas neparodė jokių stebuklų, kaip Verstappenas, sakykime, irgi prastesnių negu McLarenai bolidų, jis ištempė ten vos ne iki čempiono titulo. Tai Leclercas jokių stebuklų neparodė. Tiesiog tarp 6-7 dabar net nežinau. Aš užsirašiau 7,5, nes jisai ir ant podiumo užlipęs buvo. 7 tada, jo, podiumas, tai bet čia aišku, ir pačios komandos, bet ir Leclercas nerodė stebuklų, tai 7. O Hamiltonas? Žinai, aš jam būčiau davęs 5. Aš tiek ir parašiau. Jo, bet šiaip dabar žiūrint, ateini į kitą komandą, jau nekartą esam kalbėję, visai kita komanda, visai kitokia organizacinė struktūra, sėtimi žmonės, kitoks bolidas visai reiškia. Ir tava žiūriu, 6 vieta. Tai mes jau kalbam, kad McLaren aukščiausias lygis, natūralu, jie aukštai. Verstappenas aukščiausias lygis jo kaip piloto irgi jau pirmos 3 vietos tiesiog užimtos. Ten tu nebegali atsigulti šitą lovą. Ane? Čia geras. Tai, ir po to Raseliukas, tik tai Raseliukas 4 vaidenasi. Ir po to Ferrariukai abudu. Antroji lovai guli ir Hamiltonas. 3, ne? Tai antroji lovai guli 3 Hamiltonas. Hamiltonas, Leclercas ir Raseliukas. Tai šiaip, žinai, gali sakyti, nurašyti tą Hamiltoną, tralelę, trampampam. Taip, taškų prasme. Čia tik apie šitą sezoną, žinai. Tai, jo, tai žinai, aš taip nuo 5 pakelčiau iki 6, ne 7, o 6 nenuvertinčiau visai Hamiltono, netgi, nes jisai vis tik tai 6, vis tik tai praleidęs pačius. Ne vos 6, galėjo būti ir 7, Antonelis. Taip, aš suprantu, bet, aišku, jisai surinko beveik per 100 mažiau negu Leclercas. Bet šiaip, suma sumarum, čempionas yra McLarenas. Norrisas gali sakyti vos, ne vos, bet čempionas. Tai čia 6.
Tai va, tai 6. 6, ne? Atitinkamai jo vietą. Aš duočiau 5, tiek kiek Leclercas kokią vietą iškovojo, nes daug tikrai kalbėjome apie prisitaikymą prie naujos darbo vietos, naujų kolegų, naujų visko, bet visgi aš matau žmonės, kurie ateina iš vis į formulę naujai, iš vis į formulės bolidą vienas pirmą kartą, nu ne, gal ne pirmą kartą sėdi, bet pirmą kartą važiuoja. Ir savo lygmenyje, pavyzdžiui, Hadžaras buvo aukščiausiai, iš savo, 51 tašką. Tada Sainzas prisitaikė prie Williamsų puikiai. Pirmą atrodė šiek tiek vos strigo, po to prisitaikė. Aš sakyčiau, kad Hamiltonas, būdamas 7-kart čempionas, aišku, amžius visiems daro savo, tai yra normalu. Tu negali būti tokia pat fizinė ištvermė, turėti visokiojopai reakciją kaip jaunesnis žmogus. Bet man atrodo, kad vis tiek lūkesčiai yra, kurie ir naujokai savo lygmenyje pasirodė geriau negu jisai, ateidami visiškai naują vietą. Ir tų, kurie perėjo kitas komandas ir irgi parodė klasę, tai būtent, pavyzdžiui, Sainzas. Tai aš sakyčiau, kad aš duodu vis dėlto jam 5. Čia lūkesčiai tiesiog. Jo, bet mano tas +1 tai tik dėl to, kad, aš noriu palaikyti, tai nors taip jisai žiūri mūsų šitos laidas, prenumeratorius, vienas iš prenumeratorių. Jisai lietuviškai mokosi, žinai. Jisai tarp kitko nelaimėjo puodelį. Dirbtinis intelektas išverčia jam viską. Taip. Tai bus čia truputį informacijos ir apie dirbtinį intelektą. Tai vieną tokį pasidalinsiu. Ką pasidalink. Bet ne dabar, vėliau. Tai va, gerai, nepasidalink. Bet tada reiks prisiminti. 7. Kimis Antonelis. Jis naujokas šių metų Mercedes komandai, apskritai naujokas Formulėje 1 ir jisai nuo Hamiltono atsiliko tik per 6 taškus ir 7 buvo tikrai tvirtai, bet netoli 6, nes jau nuo jo Albonas atsiliko per 73 taškus, abudu Williamsai ir Sainzas. Tiksliau, ne per 73, o per 77 ir tada Sainzas reikiuojasi. Tai Antonelis, jis tikrai, sakyčiau, užsitarnavo drąsiai vietą Mercedesuose ir parodė, kad absoliučiai totaliai vertas važiuoti aukščiausių lygių. Ir kitą sezoną galima tikėtis, sakyčiau, net ir galbūt daugiau dabar, kaip patirties turi. Aš jam galbūt gana dosnų 8 rašau. Aš 9 duočiau, nes jisai vienas iš tų keletos jaunuolių ir jisai 7 vietoje, jisai dėka jo surinktų 150 taškų Mercedesai 2 vietą konstruktorių tauriai paėmė, ne tai, kai Tsunoda ten pabaigoje liko ir su juo, aišku, natūralu nepratęsė kontrakto. Tai vienintelis Verstappenas turėjo tempti tą konstruktorių įskaitą. Tai Antonelis tikrai daug surinko, už jo visi esantis pilotai jau 2 mažiau, jau tą, kaip sakant, 2 lygą jau. Tai jis užbaigė tą 1 lygą, tai Antonelis 18-metis 1 lygoje įšoko į tą traukinuką tų aukščiausio lygio, tai už tai 10 ne, bet 9, tai tikrai taip, mano vertinimu. Taip. Aš sutikčiau visai, bet vis tiek rašau dar 8 su galimybė augti. Tai vien dėl to, kad jis geras, numažina jam balą. Toliau, 8 yra ir 9, abudu Williams pilotai, tai Albonas ir Sainzas. Abudu atsilieka, Sainzas nuo Albono atsiliko tik per 9 taškus. Pradžioje buvo šiek tiek sunkiau, bet priprato ir parodė savo tikrai lygį ir netgi podiumus 2 podiumus paėmė. Tai čia yra, iš vis nerealu. Tai tikrai, sakyčiau, vienas iš geriausių duetų, tokių stabiliausių, lygiausių. Mercedesai, sakyčiau, yra jų tas tamsusis arkliukas ir buvo jų stabilumas, nes jie to dėka nuolatos atvažiuodami aukštose, bet neišsišokdami per daug užsitarnavo tą 2 vietą. Tai labai lygiai verčiai yra Albonas ir Sainzas ir tikrai gerą perėjimą padarė. Gerą komandą pasirinko Sainzas, tai aš daviau Albonui 7, ne dėl to, kad jis kažką blogai važiavo, gal reiktų perkvalifikuoti 7,5, bet norėjau Sainzui 8 duoti, daugiau šiek tiek, nes jo didesnė užduotis, visų pirma, podiumus gavo su Williamsu ir kitas dalykas puikiai prisitaikė prie pokyčių. Jo, su ta pritarčiau, aš Albonui netgi duočiau, Sainzui, kaip sakai, 8, aš Albonui net 6 duočiau. Ta prasme... 6, ne? Jo, žinai dėl ko. Kodėl? Man atrodo, jis išsisėmė, arba man jis tapo nebeįdomus, ypač 2 sezono pusėje, Sainzas labiau reiškėsi. Ta prasme, lenktynėse, kiek komentuoji,
Nu, jis tiesiog važiuoja. Jis važiuoja fainai, Williamsai gerai susireguliavę bolidą, už tai ne veltui 5 vietą užsitikrino. Bet suprantate, Sainzui reikėjo adaptuotis, kaip tu sakai. O man jis ir nebe jaunuolis Albonas. Vat prieš 2-3 metus viskas fain, bet jisai užsisėdėjo Williamsuose. Nesakau, kad tai blogai, jis jau pažįsta puikiai komandą, bolidą. Bet jau, kaip čia, mušta kortą. Bet aš taip sakyčiau, aš nebesitikiu iš jo. Nebesitikė, nes... Kažkodėl, nežinau. Bent šį sezoną, mes apie jį praktiškai nešnekėjom. Nešnekėjom praktiškai, bet man kažkaip aš pasirodė, aš per daug gal bijojau jam mažesnį duot balą, nes jis visgi 8 su Williamsu. Čia mane daug kas sukritikuotų, kas klausytų, iš tikrųjų ir tu teisingai sakai, jis yra 8, kaip aš apie Hamiltoną, kuriam jaučiu simpatiją, sakau, nesvarbu, bet jis 6, tai čia tu teisus, bet kažkaip matyt man dingo simpatijos jam. Tiesiog dingo simpatijos ir aš jį taip kaip blogas ne žmogus, bet blogietis, aš čia įsakau, man jisai jau tu esi Bostono krabo blogiukas. Jo, bet jisai gali šauti lygiai taip pat kitą sezoną ir tapti dar. Gal čempionų, gali tapti. Niekad negali žinoti. Nežinau. Tai tiesiog tokie įspūdžiai su Albonu. Fernando Alonso yra 10, tai užbaigė top 10, vis dėlto seniukas dar įbėgo į šitą traukinio vagoną su Aston Martinu 56 taškai, tai buvo per 8 taškus nuo Sainzo, bet, žinai, Aston Martiną žinant, tai tie 8 taškai galėjo tik per kraują ateiti. Aš sakyčiau, kad gal, taip kaip tu pasakė apie Alboną, aš taip jaučiuosi apie Alonso, mes daug šnekėjom apie jį, žinoma, bet... Man kažkaip ir dabar jau pradeda labai nesimpatiška pati komanda darytis kažkuo. Po to apie tai pakalbėsim, kaip apie komandą šnekėsim. Bet man truputį pradedu pavargti iš jo daug tikėtis. Tai aš rašau 7 dėl to, kad su Aston Martin bolidu sugebėjo būti 10. Bet šiaip man kažkaip manau, kad jau nebūtinai, kad jam gal jau reikia į pensiją išeiti, bet aš jau jam 8, kuris kaip čia gerai pavarė, jau nebegaliu sakyti. Tai aš sutikčiau, tai 7 labai aukštas, aš norėjau sakyti, aš jam net 7 duodu atvirkščiai gal negu tu. Tu jam su pozityvu. Aš su pozityvu 7 dėl to, kad iš tikrųjų taip jisai nebėra tas, kad kažką rodytų, iš tikrųjų nelabai daug šnekėjo, mes ne šį praėjusią sezoną, bet dar praeitą sezoną 24 metų tikrai daug šnekėjom. Tai, bet, šiaip, žinai, kas yra, Strolas, kuris yra, sūnus savininko Aston Martino ir taip, 16, Strolas tik 16, tik 3 taškai, Alonso 56. Tai su tokiu, kaip sakai, bolidu, ne dvigubai, bet gerokai daugiau surinko taškų, tai 40. Kiek ten jam? 3 metai. Ką, žinau. Tai man tai atrodo, jis fantastiškai važiuoja. Aišku, jis turi kitą metą paskutinį, o tie metai, kaip pagal sutartį Aston Martin komandoje. Tai manai važiuos dar? Aš manau, kad važiuos, bet matyti jis turi laisvą sutartį. Aš taip jaučiu, kad turi ta prasme, kad komanda... Jeigu matys, kad jam jau nebesiseka su naujų bolidų, naujos ne kartos, bet nesiseka važiuoti, matyti, komanda turi teisę jį pakeisti kitų pilotų. Matyti, sutartį tokia sąlyga yra, bet jis matyti tam nesipriešino, nes irgi jaučia gal net tiek metų, tai gali ir fiziškai nebelaikyti, žinai, tam tikrų dalykų. Bet manau važiuos, bent pradžiai tikrai. Tada Nico Hülkenbergas 11 buvo, tai aš sakyčiau viena iš sezono pažibų galbūt, bent jau daugiausiai malonumų teko žiūrėti, kaip jisai pagaliau savo pirmąjį podiumą pasiemo. Per visą savo karjerą. Per visą savo karjerą 3 vietą užėmė ir ta 3 vieta tikrai labai smarkiai pasitarnavo jam šokant į 11 vietą. Kontekste jis atrodo dar geriau, kai turint omeny, kad Bortoleto su to bolidu yra 19, tai prieš paskutinis, nes turėjom 21 pilotą, kurie fiksavo rezultatus šį sezoną, tai Hülkenbergas 11, tai jau vien jau ta vieta, ką reiškia, su 15 taškų. O Zauberis neypatingą turėjo bolidą, tai tikrai. Ir
Bet jau matėsi, kad Audi pinigai jau pradėjo po truputį veikti komandą, nes aš prognozavau, kad bus... aš ten prognozavau, kad bus vėl apie nieką, bet kažkaip pamiršau įvertinti. Visai neblogai tai, kad važiavo. Labai normaliai. Tai 11 vienas pilotas, jie ne paskutiniai viso įskaitoj. Ir aš sakyčiau, kad Hulkenbergas parodo tikrai, kad jis yra geras, kaip sakytų, krepšinių rolinis žaidėjas, žinai. Ir jisai tikrai turi teisę būti formuliai ir jo patirtis, ir jisai kaip padangas ten sugeba suvaldyti, aš sakyčiau, tikrai aukšto lygio. Ir aš jam, man atrodo, daviau 7,5. Nedaviau 8, nes 8 yra neeilinis važiavimas ir tikrai balą kelia tas podiumas. Bet kažkaip 8 jau šiek tiek pagailėjau. Tai aš tarp 6-7 irgi kažkur. Tada, ką tu man nori pats pasakyti, aš daug apie Hadžarą kalbėjau, jis dabar yra 12 vietoj su 51 taškų, tiek pat kiek Hulkenbergas, bet dėl aukštesnių užimtų vietų jisai tapo 12 visgi. Aš turiu ir balą mintį, bet aš norėčiau, kad tu man savo įspūdžiais pasidalintum apie Hadžaro debiutinį sezoną Formulėje 1. Ta balą, sakyčiau, gal aš neižvelgiau kažko, bet tikrai gerai važiavo, stabiliai važiavo su dukterinės komandos bolidu. Atsimenu, kaip jis pergyveno po pirmųjų, kai ten dar kažkas ten pabandė pajuokauti, vyrai neverkė ten, kad jis vos neašaras. Man atrodo, tas pats Helmutas Marko. Jo, tai ir po to, kai jis atsitėsė, ką reiškia atsitėsė, tai gal jis net nebuvo sulinkęs, žinai, jam atsities nereikėjo, bet stabiliai važiavo, rinko taškus ir plus balą pridėčiau dar prie savo vertinimo. Su juo Tsunoda išmetė pagrindinę komandą, o jį pasiėmė į šalia Verstappeno, tai jis, man Antonėlis labiau patiko kaip naujokas, o Hadžaras kaip naujokas mažiau patiko, bet jeigu aš Antonėliui dabar neatsimenu, nesirašiau, bet ar 9 atrodo netgi daviau. Man atrodo. Tai o to 8, tai aš Hadžarui duočiau šiaip 7, netgi su to plus 1, 7 duočiau, ko gero. Aš tai 8 daviau, nes pasirodė, man jis labai kaip tik patiko ir bus labai įdomu pamatyti Red Bullyje, labiau norėčiau jį matyti, sakykime, Mercedesuose, nes man kažkaip atrodo, kad tau irgi pakalbėsim, tau užkerėta Red Bullio antroji vieta, kad ir jį sugadins, žinai, tenais, bet irgi pakalbėsim apie daugiau Red Bullį, galbūt kitais metais bus kažkas kitaip, žinai. Aš tikiuosi, kad bus tiek bus tų reglamento pakeitimų, kad čia nieko negali pasakyti. Taip. Oliveris Bermanas, apie jį buvom trumpam nutilę sezono eigoje, bet jisai vėl priminė apie save, būdamas 13 su, man atrodo, mažiausią biudžetą turinčią komandą, tai yra Haas. Mažiausia Haasas. Tai sakyčiau labai gerai. Jisai pateisino savo tas, aš manyčiau, kad pateisino pilnai viltis dėtas į jį. Aš jam daviau stiprų 7, 8 nenorėjau dėti, nes irgi būtų toks aukštas balas, bet 7 ir jisai tikrai vietomis iššokdavo gana respektabiliai, irgi buvo top 10 baigęs, man atrodo, ne kartą, akivaizdu ne kartą, nes 41 tašką turi, bet man patiko jį stebėti ir aš norėčiau jo matyti daugiau, tai kitą sezoną džiugu, kad jisai toliau važiuos. Čia iš to trejetuko tų, kurie gerai važiavo, taip, Antonėlis, Hadžaras ir Birmanas, naujokai, talentai jauni, tai tikrai lyginant su to, kad Okonas, kuris gerokai labiau patyręs pilotas, atėjo į Haasus, kai Alpinio atsisakė ir Alpinos jis visai neblogai ten važiavo. Taip. Su Gasliu, man atrodo, ten jie visai konkuravo, tai lyginant su to, kad ir Birmanas, jam nauja komanda Haasas ir Okonui nauja komanda Haasas, taip. Tai šitoje vietoje jo aš duočiau irgi 7 kokius balus. Tas trejetukas tų tokių gerai pasirodžiusių šį sezoną naujokų. Net 3, tai čia žiauriai daug. Taip. Liamas Lawsonas yra 14 su Racing Bulls, 38 taškai atsiliko tik 3 taškais ir turi tiek pat kiek Estebanas Okonas, kuris irgi turi 38 taškus, bet yra 15 vietoj, vėlgi dėl aukštesnių užimtų pozicijų apskritai lenktynėse. Buvo sezono pradžioje su Red Bulliais pradėjo, bet labai greit, man atrodo, po 3 lenktynių ir kiek tenais jo iš karto atsisakė. Net 6 nedavė pravažiuoti, kaip sako, kad 6 turėtų būti, tai labai greit jo atsisakė.
net neturėjo, man atrodo, taip kažko įrodyti. Aišku, gal jiem Red Bulliui pasirodė, kad jis labai prastai pradėjo, matyt, nenorėjo gaišti laiko ir tada paėmė Tsunodą, apie kurį irgi bus pašnekėta. Tai, manau, būtų nekiek neblogiau suvažiavęs negu Tsunoda, bet, čia kas būtų, jeigu būtų. Gerai, kad grąžino Racing Bulls, jo neišmetė, nes jis talento tikrai turi nemažai. Taip. Irgi vienas iš tų naujokų, jaunokų. Taip. Nes praeitą sezoną jis turėjo tokį epizodinį vaidmenį ir dabar jau šį sezoną skaitosi pilnai naujokas, nes visą sezoną pradėjo ir pražaidė. Aš jam daviau, tačiau nedaviau jam didelio balo, daviau 6, nes iš tiesų jisai neįgyvendino visiškai, nepateisino lūkesčių, galėjo daugiau laiko jam skirti, bet čia klausimas, kaip ten viskas būtų buvę. 6 man irgi atrodo. To manai Racing, bet man smagu įmatyti, kad jisai išliko Formulį 1. Aš manau, kad jis gali dar kažką parodyti. Jo, tikrai taip. Vienintelis man nepatiko jo vidurinio piršto iškėlimas, kai jis važiavo, kai Peresas dar važiavo pagrindiniai komandai ir jis aplenkė tuo metu vėlgi su ta pačia dukterinė ir ten vidurinį pirštą iškėlė. Tai man dukterinį pirštą. Vidurinį. Tai man nepatinka tokie dalykai, bet tai čia niuansas. Tai, žinai, aš irgi ten paskutinio etapo ruošiausi daužyti čia ekranus. Ekranus daužyti. Jo, tai jie ten tokį patiria emocijų srautą, kad čia galima tikrai nebekreipdėmėsi ir tikrai norisi, kad jaunimas turėtų ateitį. Ir parodė likimas, kad jaunimui, kad, visgi nėra taip lengva, nebuvo taip lengva Perezui. Ir jisai pasiekė realiai labai gerų, rezultatų. Ne, vėl tai kitą metą važiuos su Cadillacu 11 komandai, su to pačiu Boltu, vos nepasakyti. Su Botu. Gal greičiau atvažiuos negu kokie Alpine, žinai. Okonas 15 su Hasais, aš jam daviau, aš jo kažkaip labai nemačiau šį sezoną, aš jam daviau 6. Galbūt irgi su manim ginčytus galim ir daugiau duoti, bet jie aplenkė naujokas, toje pačioje Haas mažiausią biudžetą turinčiai komandai ir dar Liamas Lawsonas kaip ir techniškai. Man jisai atitinka tai, ką tau atitiko šitasgi, kas sakė, kontroversiškas tavo Albono matavimas. Man irgi kažkaip aš apie jį visiškai negalvoju, visas toks anonimiškas pasirodė ir kažkaip norėjęs jo daugiau matyti, tai aš lygiai tą patį, ką tu apie Alboną sakė, aš sakau apie Okoną, kažkaip man 6 jam. Aš tai gal 5 duočiau, nes jau tie, kurie ten 15, 16, 17, jie jau tikrai jau ten Albonas, dėl ko aš apie jį taip labiau sureikšminu, nes jis aukštai buvo, žinai. Taip. Nors ir aukštai buvo, bet man vis tiek kažkaip. O čia jau tikrai, čia jau tiesiog 15, tai taip 6. Tada 16, Lansas Strollas. 2. Juokauju. Atsiprašau, net sutrikau, matai, pradėjau mėkenti. Kokie tavo apskritai įspūdžiai apie Lanso Strollo performance šį sezoną? Eilinis, puikus važiuotojas. Formulės 1. Tai eilinis ar puikus? Tai visi, kurie važiuoja Formulėje yra aukščiausia lyga, profesionalai. Net ir šitasgi Kartikėjanas. Taip, visi, kurie kad ir truputį, ne veltui patenka ir ne veltui, ten nėra, kaip anksčiau buvo ir dabar dar tebegalioja, bet jau 100 metų ta 107% taisyklė, kur jeigu tu važiuoji 7% lėčiau negu tą ratą, tai tiesiog neleidžia net važiuoti, jeigu kvalifikuojas. Tai visi važiuoja greit, visi, su juo viskas gerai, bet nejaudinės tavęs visiškai. Vien dėl to, kad, kaip man visada yra minusas ties, kaip čia sakyti, tėvas savininkas, sūnus važiuoja, viskas fine, bet tai čia jau man toks, gal pasakytų kai kurie. Nepotizmas, kad sakytų. Bet ar nepotizmas, jeigu tavo kompanija ir tu darai, ką nori? Kai vis tiek gal nepotizmas. Ne, viskas čia gerai ir jis tikrai aukštai ir viskas fine, bet kiti sakytų, ką tu čia seniai šneki, tai kodėl negali sūnus, jeigu gerai važiuoja ir tikrai 6, nežinau, nebenoriu gilintis, bet tiesiog. Tokie prieštaringos emocijos tavyje konkuliuoja. Jo, dabar čia sakyti, kai jis nemoka važiuoti, aš pats. Būtų netiesa. Aš pats sėdžiu prie stalo ir. Tu žiūrėk, iki studijos ir atgal su mašina nuvažiuoji, ką reiškia nemoki vairuoti. Bet jeigu kartingų reikėtų, tai kažin kaip man ten sektų. Dažnai, bet irgi iš tos pusės nereik būti sraigtasparnio pilotu, kad matytum, kad avarija buvo, kad į medį įskrido. Tai
Nebesiplėsiu aš apie Strollą. Nenoriu tu jo kritikuoti, matau, nes Lansas Strollas, tas ne Lansas, o Nes vyresnysis pažadėjo tavo pinigėlių. Tai jiegi visi žiūri. Žinai, Taip, nesinori, žinai. O čia, žinai, rėmimo sutartis jau dega pasirašinėti, žinai. Bet aš tave suprantu, nes kažkaip jis nėra blogas vairuotojas, jis tiesiog toks neskirtinis ir jį galbūt kartais per daug mes ant jo varom ir taip nesinori per daug užstum, nes jis tiesiog mylintis tėvas duoda galimybę iš savo pinigų ne kokioje valstybinėje įmonėje, o savo kompanijoje važiuoti savo sūnui, kuris jis vertas važiuoti Formulėje 1. Taip. Nu, tikrai vertas, tikrai. Taip, bet aš vis tiek jam daviau 5. Todėl, kad tik 16. Tik 16. Jis talento tikrai turi, nieko čia nepridėsi, bet man kažkaip šis sezonas eilinį kartą šioks toks norisi iš jo daugiau. Bet toliau einam prie 17 vietos jau Yuki Tsunoda, va čia bus apie ką pašnekėti. Tiek pat kiek Strollas taškų, 33, bet 17 dėl vėlgi išlyginamųjų tų vertinimų, kurias kokioje vietoje atvažiavo sezono metu. Nu, Tsunoda aš iškart pasakysiu. Spėk, kiek daviau. Nu, 2. Ne, per mažai, 5. 5. Aš duodu 5, nes nes vis tiek aukščiausia lyga. Jis aukščiausia lyga važiuoja, jisai Racing Bulls tikriausiai būtų važiavęs geriau su mažiau spaudimo. Galima sakyti, kad Red Bullis komanda bolidą visą orientuoja tik pagal Verstappeną, kad maksimizuotų jo šansus, bet tiesiog nepateisino jisai ir vis dėlto kartais pasireikšdavo tas karštokošiškumas, baudų belė kiek susirinkdavo. Tai aš manau, kad man liūdna, kad jo nebus kitą metą peletone visam. Tikrai liūdna, nes man jis visai patikdavo. Bet tuo pačiu jisai, jis, kaip sakytų, jaunimas sufeilino šitoj rolį ir jis nepateisino lūkesčių, kad ir kaip sunki ta vieta yra, tai aš jam ir duodu 5, nes būdamas su Red Bulliu, kurio su Verstappenas važiuoja 2, aišku, lyginti su Verstappenu galbūt sudėtinga, bet jeigu sutarus, kad mažiau 5 neduodama, iš tikrųjų logiška, tai jo, Tsunoda 5, daugiau tikrai nevertas, gaila, bet teks atsisveikinti, bet kiti turės progą pakilti. Dabar galime šiek tiek tokiu greituoju režimu tada pasižiūrėti paskutiniuosius. Pieras Gaslis buvo 18 su 22 su Alpine bolidu. 19 Bortoleto su Zauberiu 19 taškų, vos 3 atsiliko, nors šitokiose vietose tie vos 3 taškai gali būti net 3 taškai. Kolapinto 20 vienintelis visas, beveik visą sezoną, sakykime, gerai, nesakysiu. Jis Duhaną pakeitė. Alpine po vos kelių irgi lenktynių, neprisiminsiu kiek. Po 5 ar? Ir irgi nesurinko nė vieno taško. Gasliui aš daviau, jis vienintelis buvo pažiba Alpine visą sezoną, to tikrai tragiško lygio dabar komandai, tai aš jam daviau 7,5. Nes jisai tokią vonę, atsiprašant, ištempė su ją 22 taškus pelnė, tai čia yra nuostabu. Tada 19 Bortoletų daviau 6, nes su Zauberiu Hulkenbergas 11 buvo. Aišku, nereikia norėti podiumo. Bortoleto irgi naujokas, irgi neblogai pasirodė. Neblogai, tai 6 su galimybė aukti, tada Kolapinto 5, ne vieną tašką nepelnyti yra silpnoka tikrai, nors atrodo lygis aukštas, o Duhano aš nevertinau, nes jis tiesiog per mažai važiavo. Tik 2 lenktynės jau. Taip. Tavo nuomonės kažkokias, jeigu turi apie šitą paskutinį keli žmonės? Aš mažai duočiau Kolapinto, nei vieną taško, bet 5, jeigu mažiausia, tai taip. Jo, čia daugiau nėra ko komentuoti, nes jie, tas galas, tai jis toks ir buvo visą laiką gale, dėmesys visą laiką yra labiau į viršų. Gerai, bandom tada pasižiūrėti į komandas, čia šiek tiek galėsim ir ne tai, kad skubėdami, bet turėsim ir nereikės tiek... Kaip mes jau aptarėm pakankamai ir komandas, bet tikrai praseikime. McLaren komanda, tai to ir reikėjo tikėtis, pirmieji su 833 taškais dominavo konstruktorių taurėje, antrieji buvo... Vietomis sezone McLaren turėjo savo tokių bumsikų kelyje,
bet čia tikriausiai augančios komandos sindromas, jinai užaugo iki čempionų titulo, tą ir padarė, 2 kartus iš eilės laimėjo konstruktorių taurę, bet tas chaosas su komandų sprendimais, tais vietų apkeitimais, bet čia yra bręstanti komanda vis dar. Chaosų nepavadinčiau, bet tam tikrai kontroversiški, gal tai geriau tikrais momentais kontroversiški sprendimai, iš paskutiniai 2 etapų, prieš paskutiniai, kaip čia 3 nuo galo ir 2 nuo galo buvo keisti labai. Okay. Ir strateginiai sprendimai tokie buvo. Mercedes, tai tas vadinamiai pastovumo etalonas, kaip aš užsirašiau, nes jie būtent tas jų pastovus atvažiavimas aukštose, bet ne aukščiausiose vietose, davė jiem iškovotą tikrai sąžiningai 2 vietą. Red Bulliai 3, tiksliau ne Red Bulliai, o Verstappenas buvo 3, nes ten iš Sunodos mažai tos pagalbos ir buvo. Bet irgi atrodo, koks Verstappenas yra galingas. Tada Ferrari 4, jie ilgą laiką jau yra, mažai jau užsidirba jie tų taškų. Tai aš sakyčiau, kad ta 4 vieta ganėtinai pelnyta, turint omeny, koks fatališkai, toks, atrodo, gal ne fatališkai, bet nesėkmingas sezonas. Williams tvirtai 5, irgi pelnytai. Labai džiugu matyti, kad Sainzas persikėlė į komandą, kur sakė Jamesas Valsas, kad duok mums 2 metus, galės išeiti, jeigu tau netiks. Tai manau, kad Sainzas dabar neturi priežasties galvoti, kad Williamsai kažkur eina į dugną. Racing Bulls 92 taškai, tokia komanda be jokio identiteto, mano nuomonė, nes yra tiesiog atrodo kaip atsarginis suolėlis Red Bulliams. Taip ir yra, tai čia visi tą supranta. Bet užtat, vis tiek naujokų gerų iš fermos atsineša, užauginę savo, tai 92 taškai, 6 vietoj tikrai nėra ko gėdėtis. Kaip sakykime, jeigu dabar paleistum Kauno Žalgirio dublerius į LKL, ir jeigu jie tarp ten, tarkim, 10 komandų būtų 6, tai būtų puikiai. Tai būtų puikiai. Puikiai nuostabiai. Pasakyk man, ką tu manai apie Aston Martin, Haas, Kik Zauber ir Alpine performansą šiame sezono gale. Aston Martin iš pradžių spėjom ir daug kas spėjimuose matėsi, kad davė 5 vietą, tai ir aš daviau 5. Bet kažkaip tai vagavosi, kad Williamsai labai iššoko ir Aston Martinai ne dėl to ir patys kažkaip buvo tam pereinamajame etape. Gal mūsų lūkesčiai buvo per dideli, gal jie per daug dėmesio jau pradėjo skirti 26 metam, daug investicijų buvo, Newey nusipirko, dabar Newey komandos vadovas, tai matyt, visa koncentracija absoliučiai gerokai anksčiau negu kitų komandų buvo į 26 metus, tai sakyčiau, netgi gal ir visai neblogai ta 7 vieta, nes seniukas Alonso traukė su tuo bolidu pakankamai daug taškų, 10 kaip buvo. Haasai, ir toliau puikiai tvarkosi, 8 vietą, puikiai. Kai Komatsu perėmė komandą, tai lygiai tikrai gerai išlaiko. Zauberis irgi gerai, nes sakykime taip, kad tas nuo 6 iki 9 tos 4 komandos, Racing Bulliai, Aston Martinai, Haas ir Kik Zauberį, nedaug skiria taškų. 92 ir 70, 20 taškų skirtumas. Tai. Alpine, outsideriai, ko aš nesitikėjau, kad tai bus. Gamyklinė komanda. Visiškai outsideriai, bet žinai, kas galėjo lemti. Tai Audi, ne tai, kad išeina, bet jau pasakė, kad atsisako dėl variklių tiekimo ir dabar Alpine jau bus kitą metą kitas variklių tiekėjas. Tai tas požiūris gamyklinės komandos į jėgainės nebetiekimą, reiškia, jie važiavo su visiškai netobulinama jėgainė, tai ir turėjo įtakos visiškai bolido. Tai todėl ir paskutiniai čia nėra ką kalbėti. Ir man asmeniškai skauda, nes aš vėlgi iš anksčiau Renault palaikiau ir dabar mano pati mašina irgi dabar Renault ir Alpine dar jinai yra ta versija, tai man iš vis skauda dar labiau. Nieko, sirk ir tiek statyk už juos ir jie tikrai atsigaus. Tai nieks nežino iš tikrųjų, kaip bus. Tikiuosi, kad kiti metai bus mūsų metai. Bet dabar galime, kadangi apžvelgiam tikrai ypatingai giliai visus tos dalykus, dabar pereikim prie nominacijų, kadangi tu esi sensėjų šitos poros mūsų šitų partnerių, tai aš tau pirmiausia duosiu galimybę pirmajam pasakyti savo nominaciją ir aš tada turėsiu spėti, kurį iš 3 variantų tu vis dėlto parinkai kaip tos nominacijos nugalėtojai. Aš čia nusukau kompiuterį, kad tu nematytum. Aš pasukčiaut mėgsna vis toks.
Tai viena iš nominacijų mus kartojom pernai. Tai labiausiai nustebinusi komanda yra pas mane Mercedesai, Racing Bulliai ir Williamsai. Tai aš vieną aišku pasirinkau. Tai kaip tu manai, kurią aš pasirinkau ir kokie mano argumentai buvo? Iš karto galima, aš tada garsiai mąstysiu, kad gali būti nustebinus tiek pozityviai, tiek neigiamai. Tai jeigu Mercedesai, Red Bull ir Williams, aš sakyčiau, dabar aš neatsimenu, kokius tu buvai, mes apžvelgsim, kokius statymus darėm sezono pradžioje tame konkurse už kokias komandas, bet man atrodo, kad tave stebino Williams. Visgi šį sezoną tu nesitikėjai, kad jie taip aukštai važiuos, man atrodo. Jo, Williamsai teisingai, nes būtent, kad jie 5. vietą, tikrai nesitikėjau. Ir Racing Bulls šiaip į nominaciją pateko dėl to, kad vis tik tai jie konstruktorių, ne tie konstruktorių tauriai, bet gal sakyčiau, kad jie išlaikė tą kaip čia sakyti, tą lygį vis tik tai komandos. Mercedesai gal net labiau pateko, nes jie iš vis 3 konstruktorių įskaitė. Bet Mercedesų performances taip nestebina kažkodėl. Jo, bet Williamsų nustebino, tai atspėjai. Dabar tu sakyk savo nuomonę. Gerai, aš pavarysiu. Tai kadangi tu pasirinkė nustebinusi ekipą, aš tai labiausiai nustebinusi pilotą. Šį sezoną rinkausi. Ir 3 mano kandidatai buvo Carlosas Sainzas, Isaacas Hadjaras ir Lewisas Hamiltonas. Kaip manai, ko čia juokies, kaip tu drįsti? Nustebinęs, ne? Pala, ką tu sakėjai? Sainzas, Hadjaras ir Hamiltonas. Bet nustebinęs, ne? Tai Hamiltonas tave nustebino iš neigiamos pusės, kadangi tu dar pasitikslinai, aš įtariu, kad tave labiausiai nustebino Hamiltonas iš neigiamos pusės. Ale, koks gudras, neveltui sensėjus. Šitą taip aš pasirinkau Hamiltoną, nustebino mane, kaip jam buvo sunku Ferraryje. Iki tam tikro lygio tik man važiuoja argumentas, kad reikia priprasti, nes matau kitus, kurie priprato. Ir kai tu esi tokio lygio vairuotojas, tu turi mokėti priprast. Ferrari iš savo pusės turėjo mokėti irgi labiau prisitaikyti prie tokio lygio piloto. Ten jau visai kita istorija, kokie jie yra užsispyrėliškai nepriklausomi, kas ne visada pasiteisina. Istoriškai kalbėjom irgi apie tą Michaelio Schumacherio išėjimą, sakykime, iš Ferrari, po jo daugkartinių čempionų titulo. Ta komanda Ferrari tikrai nori savo identitetą išlaikyti bet kokiu būdu. Taip. Ir tas, kaip tu sakai, prisiderinti komandą turėjo, tai čia sutinku su tavim, kad nėra tokia, kad labai derintųsi prie piloto. Taip. Tai va, kokia tavo kita nominacija būtų? Kol kas mes vienas kitą pažįstam kaip nuluptus pyragėlius. Tai aš labiausiai nuvylęs pilotas. Labiausiai nuvylęs pilotas. Gerai, pasakykite savo kandidatus. Birmanas, Kolapinto ir Hamiltonas. Bet žinai, kodėl aš bijau dabar spėti Hamiltoną, nes tu jį gini. Bermanas tavęs, šiaip tu karts nuo karto užsimindavai sezono metu apie Bermaną, bet Kolapinto, aš manau, kad Kolapinto, nes 0 taškus surinko. Tu čia žiauriai klysti, aišku, Hamiltonas. Jisai labiausiai nuvylęs, nes tiek mes visi jo tikėjom. Dėl visai tų pačių priežasčių, tai tu tiesiog nustebinęs, kadangi nesvarbu iš kurios pusės, o nuvylęs tai jau labai aišku, kad nuvylęs. Tai gal Kolapinto, kad 0 taškų. Jo, tu kartais per daug gudriai ieškai, žinai, kad aš čia bandysiu kažką apgauti, aš tiesiog irgi... Čia ne dėl apgavimo, aš bandžiau. Bet kai yra nuvylęs, aš šiaip galvoju realiai, kas mane labiausiai nuvylė per visus. Nuvylė tas, iš kurio tu tikėsi daugiausiai. Tai vad Hamiltonas, jisai toks ir yra, ir tave labiausiai nustebino nuvylimo prasme, tai čia sutapo, tai va, dabar tavos. Gerai. Mano tai komanda labiausiai nuvylusi kokia bus, tai turiu 3 kandidatus, tai Aston Martin, Ferrari ir Alpine. Tai turbūt Alpine. Vat ir taip. Taip, nes tavo mylima komanda. Sakyčiau, kad šitas mažiau dar žino, kad mylima komanda. Labiau dėl to, kad Ferrari jau N metų turi šiokią tokią disfunkciją. O Alpine, jinai
dar irgi nemažai, bet jie kažkaip kuo toliau to labiau dugnas menga ir dabar, kad jie buvo paskutiniai ir labai dideliu kiekiu paskutiniai, mane tas tikrai labai nuvylė. Ferrari manęs, kaip nenustebino, per daug kažkiek, bet ne per daug. O Aston Martin, jie 7, jie nei labai blogai, nei labai gerai. Tokie labiau neutralų, žinai. Tai tu šiuo atveju kol kas abudu pataikiai, o aš tavo vienam, tai pažiūrėsim, ar išeisim man išlyginti. Kokia tavo kita nominacija? Metų staigmena. Metų staigmena, kokia tavo, čia viskas gali būti, sakyk. Tai kandidatai. Viena iš staigmenų McLaren regresas, ne katastrofa, bet žymus. Čia gal noriu paaiškinti regresas, kaip gali sakyti regresas, kai tokius skirtumų čempionai, bet ta prasme, jų pikas buvo 24, kai vos Lando Norrisas netėmė 4 čempionų titulo iš Verstappeno. Pikas, žinai, ir jie ant to piko ir kaip ir liko, ir jis pakankamai aukštas buvo. Tai regresas ta prasme, kad tai pasimatė ir antroji pusėje, kai pradėjo ne tik visai pabaigoje daryti strateginės klaidas, bet kai pradėjo lygiai ir net anksčiau negu pradėjo ir Ferrari tam tikrų momentų pradėjo pirmas vietas podiumą imti, ir Mercedesai pradėjo podiumą imti, ir Red Bullis, aišku, Verstappenas. Tai ta prasme, tas regresas matėsi, arba sakykime, ne regresas, o netobulėjimas. Staigmena man buvo tai, kad jie kai varė 2024 va šitaip, tai va tiesiog. Palauk, tai tu pasakė atsakymą? Labai tu išsamei man čia papasakai. Čia neatsakymas, aš čia aiškinu. Čia yra logika, ne? Čia yra logika. Kaip tu išsamei, įtartinai išsamei paaiškinai. Aš visus to išsamei paaiškinu. Gerai. Tai čia va yra viena nominacija, McLaren regresas, nes kiti, va aš aiškinu, kodėl čempionas, dvigubų skirtumų, kodėl va čia staigmena. Tai aš aiškinu, kodėl man yra staigmena. Antras yra dirbtinio intelekto veikimas. Čia vat ką sakiau apie dirbtinį intelektą. Tad, kur yra track limits, jisai skaičiuoja, reiškia, ir... Ar bolidas palieka trasą. Ar bolidas palieka trasą ir kažkaip niekada neįsigilinau, bet ten būdavo, kad žinom, kad teisėjai yra, kurie sprendžia pažeidimas, nepažeidimas ten, bet tokia staigmena, kad tas stebėjimo sistemos sumažino klaidingus sprendimus. Tada kaip yra futbole ta VAR sistema, kur, reiškia, kamuolys įlėkia, tai visi iškėlė rankas, šaukia, maikės maunasi žemyn. O tau patinka VAR sistema? Nelabai. Nors jinai objektyviai teisinga, bet... objektyviai teisinga. Bet čia, žinai, dirbtinis intelektas kuo toliau, to daugiau ir čia pradės vertinti, kad iš esmės žmogus vertintų jau tokius niuansus, sakykime, kas labiau kaltas, kas užėmė, žinai, grinai, kas praleido, kas buvo korpusu, ir tai kažkada matyt perims, bet tai va čia man ir tada komandos nebeliko priekaištų praktiškai vienetai, nes ką tu papriekaištausi, jeigu dirbtinis intelektas, praktiškai jis nesuklydo, nes tu išėjai iš trasos ribų, jisai užfiksavo. 1, 2, 3, tau belieka, kad po 3 kartų. Kaip mes anksčiau futbolo žaisdavom, 3 kampai pendelis. Tai čia, žinai, irgi 3 kampai pendelis, žinai. Tai ir protestų atitinkamai nebėra iš komandų, žinai. Tai va, tai. Gerai. Ir šitas dalykas, šita taisyklė, kas dar įdomu, tokia staigmena įvedus čia dirbtinį intelektą, viena iš tų, kur pasiteisino, nes FIA daug dalykų keičia, paskui atstato, kur daug kas nepatenkinti, nepasiteisina. O man čia praktiškai jokių priekaištų nieks neturėjo, nei iš pilotų, nei iš komandų, nei iš... Tai va čia toks irgi išsamus paaiškinimas tos staigmenos. Pirma, kad, aš taip smulkiai nebuvau įlindęs į konkrečiai, o ką daro dirbtinis intelektas formulės lenktynių metu. Tai va šitoje vietoje man tai buvo tokia staigmena, bet labiau ne kad dirbtinis intelektas daro, o labiau, kad pasiteisino 100%. Gerai, išsamei. Ir trečia staigmena Williams podiumui, 5 vieta, ir tas tempas geras, jis praktiškai būdavo pakankamai lenktynėse, jis būdavo tempas Mercedesų vos nelygio ir podiumai, tempas ir 5 vieta. Tai čia staigmena.
Trečia. Tai kuri nominacija tavo manimu? Nu, bandysiu vėl aš savo ištikimas būti ir išmastyti. Tu, Williams, 2 kart nesirinksi, nes neįdomu. Tai aš jį atmetu. Tada lieka dirbtinis intelektas arba McLaren regresas. Aš nemanau, kad tu esi toks ultra pedantas, kad tau pratęstas, žinai, čempionų titulas, ne čempionų titulas, o konstruktorių taurė antrą iš eilės ir dar tokių skirtumų ir dar čempiono titulas, kad ir su tokiais sužaksėjimais pakeliui. Nemanau, kad tau tai yra, žinai, nuostaba keliantis dalykas ir tu nesi toks perfekcionistas. Tai aš esu linkęs manyti, kad tu, kadangi tu šiaip esi entuziastingai gana žiūri dirbtinį intelektą ir tai aš manau, kad tu apie dirbtinį intelektą. Čia, žinai, dėl to suklydai. Aš norėjau jį rinktis, bet šiaip permastęs, kai aš tas nominacijas surašiau, 3 galvoju, kas čia, ir aš galvoju, ko gero dirbtinis intelektas, jis man patinka, tai yra naujiena, man kaip senukui, kuris Kačiukų video generuoja visokius. Ne, kuris šiaip naudojasi ten 1000 tik pokalbių čiatų ir ten tiek, bet nesvarbu. Bet aš jau galvoju, bet iš esmės tai yra pakankamai, staigmena tai turi būti pakankamai pakankamai svarbus, ne? Čia nesakyčiau, tas techninis niuansas, jisai svarbus, bet jis, turbūt, paskiau galvoju, tada tie 2, kuris man, ir čia tu sakai, antrą kartą nesirinksim. Bet pasirinkai? Bet su Hamiltonu, kai buvo. Tai čia, aš galvoju, tikrai mane Williamsai nustebino. Tas McLareno regresas, kai jisai, tu gali pritempti, kad staigmena, kad jis nebekylo, bet jaučiu, kad čia pritempimas gausis. O su Williamsu aš neturiu argumentų. Taip jis mane nustebino, nes abu pilotai, dar ne tik vienas, o abu aukštai. Prigavai, tada aš tavęs nelabai gerai pažįstu. Bet logika, sakykime... Logika yra logiška. Logiška, ne? Jo, negaliu sakyti, kad čia, žinai, baigiant šitos... Dar aš vieną turiu. Metų šnekorius turiu. Sakyk. Tai, man atrodo, daugkartinis čempionas, žinai, tenais Helmutas Marko būdavo, tai aš jį pirmą pasirinkau irgi kaip vieną iš potencialiai teisingų variantų. Tai Helmutas Marko irgi, nešikštėjo, jisai pasisakė ir šiais metais tiek apie Antonelį, tiek apie Hadžarą. Matyt, kitokio amžiaus, žinai, vis tiek dabar natūralu, kartos keičiasi komunikavimo būdai, tai vieni prisitaiko pilnai, kiti mažiau, kiti iš vis mažai. Tai nėra galbūt žmogaus blogumo indikacija, tiesiog užaugęs kitais laikais, tai aš taip irgi pateisinsiu kai kuriuos pasakymus. Tiesiog taip yra, jis kitaip nemoka. Bet vis tiek pašnekėjo šiek tiek, niekada nešikštėjo nuomonės apie dalykus ir kai kuriais atvejais, o pavyzdžiui Antonelio, tai buvo ir gana tokia nemalonė šiek tiek situacija pastato, kai nors ir nenorėdamas, bet užsiundo tų bepročių fanų minės. Tai čia vienas šnekorius. Kitas šnekorius kandidatas yra Lewisas Hamiltonas, nes jis niekada nebuvo irgi šykštus su interviu, jisai savo nuomonę visada išsakydavo, niekada negalėdavo, šiais metais atrodo, kur tik pasisuki, tiek matydavom Hamiltono bendravimą tiek su inžinieriais visą laiką transliuodavo transliacijos režisieriai, kaip jisai su jais ten burnojas ir aiškinasi, tada komentarai po lenktynių irgi tas toks neslėpimas viso nusivylimą visų sezonų, tai kaip niekada daug atrodo buvo eteryje Lewiso Hamiltono, aišku, mes jį žiūrėjom daugiau ir jis buvo garsinamas dažniau negu įprastai, bet šnekų tikrai buvo daug, tai nebūtinai turi būti neigiamas kažkas, bet jis buvo labai girdimas šį sezoną, tai vienas iš kitas kandidatas ir galiausiai George'as Russellas, apie kurį užsiminiau, kaip būdamas pirmininkas profsąjungos vairuotojų, jisai visą laiką rasdavo ką pasakyti būtent trasoje. Už trasos ribų kars nuo karto, kai su Verstappenu galvom susimuždavo, kažką pasakydavo, kad mes nei draugai, nei ką, bet čia labiau praeito sezono galbūt dalykas. Bet čia, kaip žinai, pirmose suolose kaip sėdi,
mokytojus dar namų darbų neuždavė. Tai čia būdavo, žinai, kad o tas pervažiavo ten. Jis tikrai šnekus vairuotojas buvo ir jisai jau atsimenu, kaip dėrybos vykdavo gyvos su savo inžinierium lenktynių metu. Tu gal mane prileisk į priekį, žiūrėk vietoj įkimio, aš tada, jeigu negalėsi prie tiek rato, aš jam duosiu atgal. Nu, toks šnekutis. Tai mano tokie 3 yra kandidatai metų šnekoriaus titulą. Tai manau Marko. Tu manai Marko, manai, kad aš jam duodu dar vieną čempionišką nusilinkimą. Žinai, už visus gyvenimo nuopelnus, kadangi išeina jau į pensiją, nutraukiama sutartis, tai tu turi tą nominaciją, nes jeigu tu mintyse dabar ir dar turi kitą, bet tu turi sutikti su tuo, nes Helmutas Marko turi gauti šitą nominaciją ir tu turi sumeluoti man dabar prieš visus, kad taip, tai yra Helmutas Marko, nes jis klauso mus ir jis turi gauti šitą malonę staigmeną nuo mūsų. Gerai, aš tau sumeluosiu ir pasakysiu, kad Helmutas Marko. O dabar, kadangi jis jau nebeklauso, jam užteko to. Iš tikrųjų, tai Hamiltonas. Man atrodo, jis šiais metais buvo didysis šnekorius dėl anksčiau minėtų priežasčių. Ir aš manau, kad aš nesu prieš, kad pilotai reikštų savo nuomonę, nu tai viskas yra normalu, tai jeigu jų klausia ir sakykit. Ir jisai tikrai būdavo taktiškas, kaip sakydavo dalykus, nu jis neperžengdavo ribos ar kažką, bet aš jį girdėjau labai dažnai šiais metais, o Marko kelis kartus riebiau, o Lewisą Hamiltoną šiais metais nuolatos girdėjau, tiek lenktynių metu, tiek už lenktynių ir atrodė kaip niekad vokalus ir jau pavargęs matėsi ir vizualiai, ir audio būdu. Audioliai. Tai belieka tik palinkėti jam nuo šnekų pereiti prie darbų. Čia kaip plakas taip, čia sakė, man atrodo, Ferrarių tas vadovas, tas Elkmanas ar kaip jisai, kai jau pilotai pasakė, tai aš gal būsiu Ferrari vadovas dabar. Tokios mūsų yra nominacijos, 2-1 tu laimėjai pažinimo pamokėlėje. Na tai čia nelaimėjimas, žinai, čia tiesiog. Vis tiek galima tai pasirinkti. čia, žinai, tai klausimas yra toks, jeigu kas manote, kad jūsų manimų kažkas labiau vertas. Jūs savo parašykite. Parašykit savo, kas manot, jums labiau atrodo. Pasidalinkit savo įspūdžiais sezono metu, vieną kitą brūkštelkit ten, arba šiaip nominaciją sugalvokit ten, pats gražiausias pilotas brūkšti, žinai. Ir... Helmutas Marko. Jis kažkada, ar jis buvo pilotas ar nebuvo dabar? Nežinau, dabar čia gėda pasakyti. Bet. Liko paskutinis maloniausias dalykas. Paskutinis maloniausias dalykas yra mūsų spėjimai sezono pradžioje, kuriuos darėm. Kovo mėnesį įrašą pažiūrėkite, ten yra visi jūs komentaruose įrašę esate, kas kaip spėjate. Taip. Ir susilyginę su faktiniais rezultatais, nu tai jeigu spėjate. Kokia mūsų logika buvo? Buvo logika paprasta, jeigu tu spėjai, kad Verstappenas bus pirmas ir jis tampa antras, tai reiškia, tu nepataikai per vieną skirtumą, nesvarbu į kurią pusę, ar -1, ar +1, bet skirtumas 1. Tai tu gauni 1 tašką, kuo mažiau, to geriau. Jo, jeigu visus pataikai, tai 0 taškų skirtumas, tai reiškia, tu laimi. Tai va čia, jeigu matom pilotų spėjimo skirtumas, tai pirmos vietos yra 4, reiškia 5 pilotų spėjom. Reiškia, štai šitie 3 geltoni gavo pirmą vietą, jie tik per 4 vietas suklydo. Nu, dar lažybų kontoros, jų agreguota nuomonė irgi buvo gana teisi, bet jiems podelio mes nesiūsim, bet šiuo atveju aš... Firminio podelio Bostono krabo, tarp kitų, ne šiaip kažkokia, žinai, tiesiog taurė, tiesiog kokia, žinai, taurelė. Bet esmė tame dabar matot savo ekranuose, kad pilotų spėjimo vietoje, aš gal tada truputį mus patrauksiu į šoną, kad matytumėt geriau. Jaunesnysis krabas, tai aš, tiem, kurie dar nežinote, aš savo podelio gal pasidovanosiu, bet susilyginom su Smiltė Sabalytė 3-4-3-3 ir Dovylius. Tai mes šitoms dviejoms dalyviams, arba šitiems dviejams dalyviams atsiūsime... Prenumeratoriams. Va, geriausias pavadinimas. Bet vienu žodžiu, ačiū Jums labai, kad dalyvavot. Jūs laimite per šitągi firminį Bostono krabo podelį su logotipu mūsų ir visą kitą. Galėsit visiems kitiems rodyti, kaip jūs čia kieti laimėt. Kai šitas išeis video, mes su Jumis susikomunikuosim per YouTube žinutes ir tokią sistemą galėsim padaryti, kad Jums nereiktų savo asmeninių duomenų viešinti niekaip.
jūs nurodysit, jeigu norite, aišku, to padelio, jūs nurodysit kokį nors paštomatą, iš kurio jums patogu pasimti. Ir aš galėsiu savo paties telefono numerį įrašyti kaip gavėjo, kad jums nereiktų atskleisti. Ir tada vėlgi per YouTube pakomunikuosiu, kada jau jūs siunta atėjo ir kodą atsiųsiu, kad galėtumėt pasimti. Tai mums būtų, jeigu norėsit, mums būtų malonu, kad jūs pasiimtumėt. Jo, žinom. O dabar dėl komandų spėjimo, tai matome, kad lygybės nebuvo. Buvo irgi vienas iš mūsų prenumeratorių Laslo 13, vengras matyt kažkoks, žinai, iš Hungaro ringo. Tarptautinis mūsų fanas. Ir šiaip toliau buvo visai tokia, intimi kova, vos nepasakiau, artima kova, inirtinga. Selas irgi mūsų fanas, jisai vietoje tarp kai muziką rašydavo, jisai antroje vietoje buvo, Dovilius vėl gerai pasirodė, irgi trečioje vietoje susilygino su Skrepliu ir ponia Rūta. Ponia Rūta irgi buvo vienas iš reguliariai žiūrinčių ir komentuojančių mūsų tiesioginės transliacijas. Ir M1G29 ir lažybų kontoros irgi agregavosi trečioje vietoje tokia bronza. Ir aš nelabai gerai pasirodžiau, 5 buvau. O tu, kur tu vyresnysis krabas, nematau tavo? Ai va, 6. Tai aš šį sezoną labiau atspėjau negu tu. Jo, nes aš, matai, ten irgi per vidurį su pilotais ir gale visiškai su komandom. Tai mane Aston Martinas pavedė. Tai mes įdėsime, kad jūs matytumėt ir kaip buvo skaičiuojama. Čia vat pavyzdys yra. Jo, kaip buvo skaičiuojama ir jūs juos matysite irgi tu prikabinsi. Aš prikabinsiu nuorodą, kad galėtumėt šitos lenteles patys pasižiūrėti. Ne šito užrašų knygelį, kurią mes turime, bet kaip įkeltą vaizdo šitągi internete, bet aš aišku, snipus įdėsiu, bet aš užtušuosiu vietas, iš kurių būtų galima identifikuoti asmenį. Pavyzdžiui, matom kai kurie žmonės su pavardėm, ne? Tai aš tada įdėsiu ir užtušuosiu, bet jūs tikrai suprasite, kur buvote jūs. Bet jau šitam video, tai jau kadangi viešai mes komentavom, tai tie matosi dalykai, aš jau dėl to galbūt netušuosiu, bet jeigu įkelsiu į kitą tinklalapį, ten jau tušuosiu. Jo, dabar su tais reikalavimais čia iš tikrųjų. Aš šiaip realiai, kadangi viešai duomenys prieinami, yra viešas šitas vartotojų įrašas, bet aš vis tiek nenoriu papildomai, kur nereikia viešinti. Taip. Tai va, tokia buvo mūsų ta apžvalga, užtrukom virš valandos, tai čia mažne ilgiausias mūsų apžvalgos įrašas per visus metus, bet normalu, kad nes visgi sezonas baigėsi. Jo, tai turėjom ir pasakyti, kas laimėjo, reiškia, kai buvo spėjimai, pasitikrinti galit ir nominacijas paskelbėm ir lauksim su atsiliepimu. Ir tada tada nusisveikinam, mes arba artimiausias mūsų susitikimas bus dėl Dakaro. Taip. Tai padarysime, iš anksto gausite pranešimą prenumeratoriai. Kviestinių ekspertų. Jo, bet padarysime iš pradžių tokį įžanginį. Taip. Planuojam tada kiekvieną dieną tikrai nesusitikinėsim, kaip čia etapai. Tai etapai būdavo 2 savaitės formuliai. Ten tikrai yra daug profesionalesnių komentuotojų. Gal netgi tiesiogiai patransliuosim, kad būtų galima gyvai klausimus uždavinėti. Žiūrėsim. Čia mintis gera, parašykit, jeigu kas žiūrit ir mūsų šitą, tai parašykit, ar jums būtų įdomu, sakykime, kokį vieną transliaciją gyvą turėti, bet šiaip planuotumėm įrašą atskirai daryti ir per vidurį, kai būna Dakare viena diena ilsėtis, tai ten galvotumėm apibendrinti pusę įvykusio maratono, nes kaip visada lietuvių daug. Taip. Ir pabaiga, tai 3 tikrai būtų, o dėl tiesioginių tai pagalvosim iš tikrųjų. Pagalvokim. Bet šiaip labai smagu, kad visą sezoną buvot su mumis, Bostono krabas vis po truputį auga, kitą sezoną žiūrėsim vienus dalykus, atnaujinsim, kitus dalykus pasendinsim, nežinau, jeigu taip galima padaryti. Bet kokiu atveju tikrai smagu, kad dar vieną jau 3 sezoną, man atrodo, užbaigiam. Ir čia mes ir atsisveikinsim, laukite tolimesnių įrašų ir šį sezoną pergalė buvo mūsų.